stalo, aišku, ant stalo lips. Čia tas stumtas. Нет, sulaužys. Vis aukščiau. Priskaičiuos pagal federacijai. Norėtumėm išgirsti jūsų komentarą apie rinktinės pasirodymą pirmajame etape. Ką jūs pats? Ką galvoju, džiaugiamės, turbūt kaip ir visi, kad praėjom šiaip ne taip į tą kitą etapą. Grupė, kaip patys matėt, turbūt sunkiausia buvo iš visų kitų grupių, kadangi kova vyko visur nuo pirmos dienos. Ką žinau, manau, kad vyram tai didelė pamoka, kaip sakyti, patirtis ateičiai, kadangi tokie dalykai vis tiek lieka atminty, nors ir pralaimėjom, bet vis tiek 3 taškais kaip pralaimėjom, nes nepatirėjai trapo. Bet matyt, toks scenarijus šito pirmo etapo, ką žinau. Kaip manote, ko trūksta rinktinės žaidime? Ko jūs labiausiai pasigendat? Trūksta linksmumo, kažkokios laisvės, gal biškai kažkaip labai viskas sukaustyta. Ten kaip įmant, ten sakysim, kad ir tą gynybą, tai dar, kaip ginasi gynyba vis tiek. Ten nėra, kad ten primeta daug tų taškų, bet patys mes negali, nes visada gintis irgi sunku, kadangi atakuojant, tai kažkokios klaidos, tai metimai lyg ir laisvi būna, bet kažkaip nekrenta. Kaip Lietuvos aukštaūgių žaidimą pakomentuotume, tarkim jaunimo ar... Banguotai, matai, kaip pats kaip eina. Vieną dieną lyg sužaidžia kažkas, kitą dieną nėra, žodžiu, kaip jūs sakė, kad čia jau ta linija geriausia ir stipriausia, bet jinai nepastovi. Vis kiekvieną dieną vis kažkas kitas. Ačiū Dievui, įsiskleidžia. Kaip manote, kiek taškų pavyks paimti? Kiek reiks, tiek paimsim, aš manau. Mes taip žaidžiam. Viskas Britams, reikia tiek paimti. Kaip jūs vakar jautėtės, kada buvo baisiau, kai buvo minus 16, ar kada kaip Pilėtovičius metė tą paskutinę tritašką? Kai tą metę, tai ten gerai jaučiausi. Nekali tiek nesąmonį krist. Bet tai buvo jau visko, žinai, jau galvojom ir matai, sakau, net mano dukra, kai tik šiandien įskrido ryte, sakau, kartu važiuosim, tai palydėsi geros. Ką gali jausti, kai minus 16 bus. Po to viskas atsigavo, vyrai susijėmė kažkur ten, tas metimas, sakysim, ir jeigu ten būtų įsimetęs, tai ką, būtų jau dangtis uždėtas, kaip reikia. Jie įmetė, mus iški pakovojo ir ištraukė mus, kaip reikia. Ką čia kalbėtume? Sunku buvo. Kaip pačiam taip. Linksma buvo. Man irgi. Reikia, sakau, kardiologinį tas varžybas, žinai. Patikrinti, kaip pasveiko ar nepasveiko. Aridai, o kurią komandą išskirtumėte, būtent kur teks žaisti prancūzus, ukrainiečius, belgus? Tai, man atrodo, parodė Europos čempionatas, kad išskirti nieko negali. Kadangi matėt, kas čia vyksta. Kiekvieną dieną vis naujiena. Taip, kad kažkas sakė, kad belgai silpni, Suomiai visi šilti, bet kažkaip tai jie visi jau šalia mūsų čia. Ar buvo naudingas tas padidinimas komandų skaičiaus? Padidino, ką siūlai, mažinti? Aš nežinau, yra jau antras čempionatas. Aš nežinau, tai jau ką, neįdomu, vis tiek įdomu. Aš manau, dar didesnė pasidarė, sakysim, kova, kadangi visi žaidžia. Mums, sakau, šiemet pasisekė, matai, kaip su visais Balkanais pabūtai. Linksma. Ten tik tai vėliavas pakeičia, o tas rinksmas tas pats, supranti. Tai va, viskas, ačiū. Iki sekančių susitikimų. Tikiuosi po antrą etapą. Linksmesnių. Šuo. 2.13. Svarbu nesuantyti mane. Tai va.